Mėly studentai ir dėstytojai, nepaslaptis, kad Kaunas studentų sostinė. Bet artėjančių švenčių proga linkiu Jums jaunatviškos energijos, veržlumo, optimizmo. Kurkime kartu tokį fakultetą ir universitetą, į kurį norėtume sugrįžti. Mes linkime drąsos būti kitokiais. Idėjų, kurios išjudintų pasaulį. Tikėjimo, kad galite išjudinti pasaulį. Nesustoti pusiaukelėje. Vienybės, nes tik tada būsime stiprus. Atkaklumo, siekiant užsibrėžto tikslo. Taip pat linkime turtingų metų, be finansinių ir akademinių skolų. Gražių iniciatyvų, vertų Kauno dienos pirmojo puslapio. Mylėkite ir būkite mylimi. Teigiamų įvertinimų. Linkim drakono metais svajonių išsipildymo. Šiltų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Mes su jumis ir mes su jumis. Labą dieną visiems. Tai aš esu senelis Šaltis. Jeigu ką. Tai, kaip žinot, senelis Šaltis yra iš Olandijos ir lietuviškai nemoka, ne? Tai man reikės vertėjas. Tai šita vertėja man išvers viską, ką aš bandysiu pasakyti ir tikiuosi, na, jūs suprasite. Ar jūs visi esat marketingo studentai? Taip! Ar daug mokytis? Taip! Ne. Ar parašėt kursinius? Taip! Ne. Tad pradedam atsiskaitimo už zuikio metus. Taigi egzaminą pradedam, o egzamino užduotis kalėdinis palinkėjimas pagal 4 skyrius. Šitas zuikis. Pažinkime visų norus ir svajones. Šitas zuikis. Pažadinkime talentus. Šitas zuikis. Pasiūlykime veržles idėjas. Šitas zuikis. Pasidalinkime jomis ir būkime pripažinti. Šaunuoliai zuikiai egzaminą išlaikėte. Turizmo ekonomika. Laukiam, ateikit. O, viešo sektoriaus ekonomika. Ateikit, laukiam. Alio! Tai ką, norėtumėm palinkėti? Turizmo ekonomistams norėtumėm palinkėti ekonomiškai keliauti. Viešojo sektoriaus ekonomistam norėtume labai palinkėti ekonomiškai valdyti ir subalansuoti. O vadybos kalėdom siūlome jas sutikti ekonomiškai ir studentam įteikiam savo dovaną. Ir kad būtų sniego.
Mėly studentai, didžiausi lietuvių tarptautinės prekybos partneriai kiniečiai atsiuntė šį drakoną su palinkėjimais. Rožinis palinkėjimas. Drakoniškai ugningos meilės jums ir negailėkit jos dalinti kitiems. Žalias palinkėjimas. Optimizmo didelio kaip 3 drakonai. Geltonas palinkėjimas. Drąsių idėjų, kurios jūs neštų ant drakono sparnų. Ir mėlynas palinkėjimas. Plačios šypsenos, net į jūs puola drakonai. Linksmų jums gyvenimo spalvų drakono metais linki ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra. Mėlieji, metų pabaiga yra laikas suvesti rezultatus. Linkim, kad atlikdami gyvenimo inventorizaciją rastumėt balansą tarp veiksmų, tarp įdėtų pastangų ir pasiektų rezultatų, tarp šeimos ir profesinės veiklos, tarp materialinės gerovės ir dvasinio pasitenkinimo, tarp darbo, laisvalaikio, tarp draugų Ir pinigų. Linksmų švenčių! Ant mazdugių. Ko, dega, gražių kalėdų. Sveiki! Kokybės vadybos katedra jums siūlo išbandyti Demingo metodą šventėm švęsti. Planuok! Planuok kalėdas taip, kad paimtum sutikti naujuosius metus. Daryk! Daryk taip, kad su visais susitiktum ir visiems patiktum. Tikrink sąskaitas po švenčių. Veik! Taip kryptingai, prasmingai, efektingai visas 366 naujųjų metų dienas. Mėlėjim, mes tikime, kad mūsų pasiūlyti metodai jums atneš didelę laimę ir palikit didelį pėdsaką 2012 metais. Su šventėmis! Taip, klausau. Labą dieną. Taip, vedėjau. Kada? Poryt. Moksleiviam paskaitų. Gerai. Gerai, važiuoju. Gerai. Nu, klausau. Taip, bėgu. Tekina. Supratau, tiesių taikymų jau bėgu į tą studentų apskritą ratą. Klausau. Ką, ir vėl? Na tai kas čia dabar švenčia? Studentai švenčia. A tai aš prie ko? Duot, paladuosiu, gerai. Čia tau. Kas dabar? Klausau. Taip, vedėjau. Sveikinimą vedėjau. Kada? Filmuos? Dabar? Gerai, vedėjau. Let it be, let it be. Taigi, mėly studentai, sveikinam jūs šventų kalėdų progą. Siunčiam šį muzikinį sveikinimą nuo vadybos katedros. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų. Tad linkime būti pasiruošus visiems gyvenimo atvejams ir išmokti vadovauti taip,
kad darbas taptų malonumu. Gerbiami EVF studentai ir dėstytojai, šiandien gavome labai intriguojančios informacijos. 14 KTU rūmų kiemelyje vyksta neįtikėtini dalykai. Keliamės tiesiogiai į įvykio vietą. Labą dieną, ką čia darot? Ką darau? 2012 metams ruošiuosi. O tai kaip čia ruošiatės? Pinigus slėpiu. O kam juos slepiat? Tai kad sako, bus sunkus tie metai. Aha. O ko palinkėtumėte tada ateinantiems metams? Kaip tai ko? Pinigų visiems. Bet svarbiausia, nepamiršti, kur juos paslėpėt. Pasirodo, joks čia ne kriminalas. Žmonės ateičiai ruošiasi, pinigus slepia. Čia Girdauskienė man dabar skambina. Ne. Aš skambinu. Girdauskienė, aš skambinu. Gali man taip perduoti. Mėly studentai ir kolegos. Tada buvo ginčas, kokią profesiją pirmą, tai gydytojas sako, kad pirmas tai buvo jis, kadangi jis ten operavo iš šonkaulį, Ievos padarė vyrą. O inžinierius sako, kad reikėjo įrankių, kad padaryt, vadinasi, jis pirmesnis. O mūsų vadybininkas klausė, o kas buvo prieš tai, kai pasaulis buvo sukurtas. Sako, chaosas. O chaosą kas sukurtas?